Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Treneri, pralaimėjimas, pirmi įspūdžiai per rungtynes, kaip jas matėt? Pirmas kėlinys visai neblogas. Aišku, aikštė neleido žaisti futbolo, turbūt nei vienai, nei kitai komandai, daug ilgų perdavimų. Pirmame kėlinyje kaip ir įgyvendame tą planą, svarbiausiai buvo gal nepraleisti, bet antrajame kėlinyje matėme labai tas greitas įvartis, vėl grubi klaida gynyboje. Paskui, aišku, antrasis, trečiasis ir komanda sugriuvo. Tik tais noriu gal tiek padėkoti vaikinams, iš tikrųjų bent jau už tą charakterį. Tikrai mačiau, kad stengiasi 100%, bet turbūt šią dieną yra toks mūsų meistriškumas ir vėl tos klaidos nulėmė rungtynių tokią baigtį. Oro sąlygos akivaizdžiai buvo kitokios neįprasta. Kiek jos keitė rungtynių planą, tarkim, likus valandai iki rungtynių? Aš manau kardinaliai abiem komandom. Nes matėme, tikrai negalėjai kažkur rizikuoti, bet kuris kamuolys atgal galėjo kamuolys sustoti baloje ir galėjo viskas pasikeisti kardinaliai. Todėl abi komandos, manau, pasirinko saugų variantą, bandė pristatyti kamuolį kuo toliau į varžovų trečią zoną ir tenai kažką bandyti kurti. Bet sakau vėl, jie pristatė, jie sugebėjo mus apžaisti ir vėl nubaudė eilinėmis mūsų tokiamis grubiomis klaidomis. Novikovas ir Kaunieks pradėjo rungtynes, buvo pastebėmi, kiek pats esat patenkinti žaidime ir, sakykime, kiek jiem trūksta, kad jau būtų visiškai adaptuoti prie žaidimo stiliaus. Dar reikia jiem abiem turbūt laiko, plus, sakau, šita aikštė tikrai nėra Arvydo stiprioji pusė ir apskritai dauguma mano žaidėjų nėra tikrai stiprioji pusė, kur reikia daug dvikovų antrų kamuolių, tai matėme tiek pats Arvydas daug nervavosi, tiek Danė, nors stengiasi, aišku, kiek įmanoma žaisti gerai. Daviui taip pat buvo tikrai nepaprasta. Sakau, aikštė koregavo kardinaliai tas rungtynes ir jiem tikrai buvo neįprasta ir gan sunku prie to pristaikyti. Komanda šiandien galbūt ir patyrė tą skaudesnį pralaimėjimą, bet bendrai paėmus tikrai pakankamai konkurencinga pastaruoju metu kaunasi su visais. Dabar laukia gan daug rungtynių namuose. Galima išnaudoti namų aikštelės pranašumą. Ko dar reiktų komandai jūsų akimis, kad pradėtų kristi pergalės? Visų pirma, tikrai nesu patenkintas gynėjų linijos žaidimu. Labai daug klaidų darome, praleidžiame daug įvarčių, kur atakoje atrodo tikrai susikūrėme progų ir turime galimybių, bet gynyboje tikrai neblizgame. Tai čia pagrindinis dalykas. Dabar turėsim ne 2 savaitės ir turime pabandyti tą kažkaip pataisyti, nes galvoju didžiausia problema ir yra tenai. Sveikinimai su pergalė. Pirmas įspūdis, kaip matėte šias rungtynes? Ačiū ir gal iš pradžių reikėtų pasveikinti komandą ir mūsų sirgalius, kurie atvyko mūsų palaikyti. O kaip mačiau rungtynes, tai visų pirma, tik atvažiavus į Šiaulius mus pasitiko toks lietus, tokia kruša ir buvo šiek tiek neramu, kai atvažiavau čia pamatyti aikštę, kokia aikštė buvo, kokia jos kokybė buvo. Šiaip aikštė yra tikrai labai gera, aš manau, jinai per paskutinius 2-3 metus čia tokios niekad nėra buvę, tik tai gal tą visą vaizdą pakoregavo lietus, nes vanduo nespėjo susigerti ir buvo balas ir atrodė, kaip čia reikės žaisti. Tai tas pirmas kėlinys būtent taip ir atrodė, turbūt nei viena komanda neplanavo taip žaisti, buvo daug ilgų perdavimų, abi komandos stengiasi kuo mažiau suklysti savo aikštės pusėje, tai jisai, sakyčiau, gal buvo toksai gana intensyvus, bet gal akiai jisai nebuvo gražus. Antras kėlinys tik tai išėjom, labai, manau, gerai išėjom ir gal tai, kad pakankamai laiko buvo praėję, tas vanduo susigėrė, tai jau antrą kėlinį tikrai buvo galimybė ir žaisti ir, manau, žaidėm tikrai gerą futbolą, atakuojantį ir tie įvarčiai gražus ir dar susikurti momentai po tam tikrų greitų išpolių, mane tenkina šiandien. O svarbiausia, kad vėl mes neprasileidom, tai yra labai svarbu ir to aš iš jų ir prašau per paskutinius, 2-3 savaitės, kad pirmą reikia prisižiūrėti savo vartus, o ten mes turime susikurti. To trūko prieš tai keliuose rungtynėse, trūko tų įvarčių, bet šiandien mes išnaudojam savo progą. Laukia europinės kelionės pradžia. Darė tai kiek nors įtaką, renkantis žaidimo planą, renkantis žaidėjus, rotaciniai dalykai ir panašiai? Be abejo, nes mes turėsim dabar 3 dienas pasiruošti, tai rytoj praktiškai treniruotis negalėsim, tai bus atsistatymas, lieka viena diena, antradienis, kur dar kažką tai galėsim padaryti ir tai ne per daugiausia, plius prieš varžybinę. Tai mes planavau kažką tai
kažką tai panašaus, kas turėtų būti pirmose rungtynėse mūsų išvykoje. Aišku, sakau, pirmas kėlinys visiškai ne taip mes norėjome žaisti, bet antram kėlinį aš mačiau daug gerų momentų. Trečias rungtynės išvykoje iš eilės, pirmosios 2 tuščios, šiandien įvarčiais prapliupot, nurėda akmuo nuo krūtinės po tokio rungtynio? Ne, nesakyčiau, kad jisai nurėda. Čia Žalgirį turbūt lūkesčiai yra visą laiką nugalėti. Ir šiuo metu mes kaip ir ne tai, kad buksuojam, bet esam tokie nenusakomi, sakyčiau. Tai aišku, smagu laimėti ir norisi to turbūt kiekvieną savaitę, bet tam reikia laiko. Tam reikia laiko ir jo nėra, kaip ir sakau, visą laiką. Bet žaidėjai stengiasi, aš matau, kur mes patobulėjom ir nauji žaidėjai atvažiavę tikrai įnešė dar daugiau konkurencijos ir tas matosi treniruotėse, o kai yra konkurencija, visą tai persiduoda ir į rungtynes.